nėra nei vienos popierinės valiutos istorijoje, kuri gyventų daugiau negu 100 metų. Taip, kad visos va šitos dabartinės valiutos, jos kažkada priartės prie nulio. Dabar, kas yra su dirbtiniu intelektu, tu užduodi jam klausimą, įvedi kažką, jis tau duoda vienintelį atsakymą. Tai va, jeigu tu nesistengi išsiaiškinti giliau, ką tu uždavei, tai ir priėmė tik tai, va, jeigu pasakė, tai čia į bažnyčią gaunasi. Yra viena tiesa, po mūsų liks tik tai, ką mes sukūrėme, o ne tai, ką mes nusipirkom. Kodėl taip pasivadinot? Tai laisvamanis yra, klausinėja, angliškai čia lengviau, questions everything. Tai yra free thinkers, tai yra filosofijos rūšis, kai nepriėmė visuotinai primestų dogmų, kas tai bebūtų, ar bažnyčia, ar mokslas, ar kažkokie socialiniai dalykai. Kodėlčius toks. O iš kur tas, ar iš prigimties esate labai? Iš prigimties, ja. Aš 3 metų lietuviškai išmokau skaityti, 5 metų pats išmokau rusiškai skaityti, nieks nemokė. O kur yra riba, kada jūs suprantat, kad šitoje temoje norite daugiau kodėl ir aklai nepasikliaujat? Tol, kol išnarplioji viską po siūlelį, visą laiką atrandi, kad kažkas nesueina. Tai kad programeriai ne iki galo užkaudino viską. Bet visų temų jūs nesiemat? Visko. Viskas? Viskas, nes viskas yra bendra. Tai jeigu tu kažkokioj temoje yra juoda skylė, tu negali suvesti į bendrą paveikslą. Filosofija, istorija, psichologija, visos teisė, kaip veikia valstybės, kokie kur pinigai, kur kokie lyderiai. O aš kaip suprantu, jūs nesat buvęs politikoje, ar ne? Ne. O kodėl nepasirinkot šitos krypties? Aš toks daugiau pilkasis kardinolas. O dėl kokių priežasčių nesirinkot pats? Nes turbūt tai efektyviausias būdas keisti savo aplinką. Būtumėt labiau girdimas? Ne, aš biškiai kitaip matau viską, dabar neapsimoka eiti politiką. Kodėl? Dabar mūsų valstybė yra kaip namas su supuvusiam kolonom. Ir restauruoti kažką tai, tai yra tik tai saviapgaulė. Jis vis tiek sugrius vieną dieną, tai yra daug prasmingiau pradėti statyti iš naujo. Man tiek viskas supuoja, kad ir ten žmonės, kurie murkdosi šitam visam dumble, tai jie patys pasimatys, ant kiek jie nesuprato, kas vyko, kas vyksta ir kas vyks, kad jie taps nebeaktualų šitam žaidime. O kaip Jūs manot, ar žmogus dabar eilinis pilietis mato tą pokytį arba greitą griūtį? Dauguma nemato. Tai bus staigmena? Tai neatsitiks per dieną ar per 2, tai yra ilgas procesas. Čia labai panašu, kai Titanikas irgi negreitai nuskendo. Kai Titanikas pradėjo skęsti, žmonės toliau linksminosi restorane, grojo orkestras ir jie nežinojo, kad tai vyksta. Bet kai jau laivas vos nestačias pakrypo, tada pradėjo visi bėgti iš to laivo ir gelbėtis. Dauguma nespėjo įsigelbėti. O kaip Jūs manot, kokia nauja realybė mūsų laukia? Aš manau, kad šita iš vis dabartinė Bretton Woodso sistema, reikia viską žiūrėti, follow the money, sekti pinigus, kaip viskas vyksta. Mes dabar gyvename visiškai orinių, fiatinių, taip vadinam, pinigų sistemoje, nes 71 metais Nixonas atšaukė aukso standartą, laikinai sustabdė keitimą į dolerius ir atvirkščiai. O aš labai noriu, kad gal ne visi žiūrovai žino apie tai, pagilinkit, ką tai reiškia. Gerai, tai Bretton Woodso susitarimas vyko 1944 metais Amerikoje, besibaigiant Antram pasauliniu karui, nes jau, kaip pamatė valstybės, kad viskas eina į pabaigą, visos ekonomikos buvo sugriuvusios, karas pareikalavo daug resursų ir taip gavosi, kad į Ameriką suplaukė praktiškai didžioji dalis aukso atsargų iš įvairių šalių, nes Amerika ėmė ne popieriniais pinigais, kaip mes dabar pripratę, ar tokių kaip pavedimų ir skaitmeninių iš vis nebuvo, bet ėmė viską, atsiskaitimai buvo aukso ir sidabro. Kaip žinome, karo metu pinigai praranda vertę.
reikėjo susitarimo, tai kas atsitiko, buvo Amerikos doleris pririštas prie aukso, tai buvo toks bendrų sutarimų. Viena aukso Trojos uncija buvo įvertinta $35, o visos kitos pasaulio valiutos buvo pririštos prie dolerio. Tai leido sukurti naują sistemą ir iš tikrųjų atsigavimas buvo gan didelis po antro pasaulinio karo, Marshall planas Europoje ir viską, bet Amerika pradėjo tuo piknaudžiauti, nes prasidėjo Vietnamo karas, reikėjo spausdinti daugiau dolerių, nebeturėjo tiek aukso, kiek buvo dolerių išspausdinta. Tai Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle, tai pastebėjęs, jisai nusiuntė tanklaivį dolerių, grynų pinigų, nes Prancūzija tuo metu gan gerai stovėjo, čia 64-65 metai. Ir pareikalavo, jeigu yra viena Trojos uncija aukso $305, prašau už tos dolerius mūsų aukso atiduoti. Ir turėjo tai padaryti. Nes kad išlaikyti patikimą fiskalinę drausmę ir taip toliau. Ir toliau sekė ir Olandai, ir Vokiečiai, bet jie jau aukso nebeatgavo, nes paprasčiausiai jo tiek nebuvo. Ir prasidėjo judesiai toje pasaulio finansų sistemoje. Prasidėjo 70 metais didžiulė infliacija toje pačioje Amerikoje ir buvo Nixonas priverstas, aišku, ne šališkai, bet, kaip suprantame, ne prezidentai valdo, o yra didesnės grupės žmonių, kur viską buvo nutarta, kad stabdyti aukso standartą ir buvo pranešta, kad laikinai stabdomas keitimas dolerių į auksą ir atvirkščiai. Daugiau negu 50 metų jau tai nebuvo atstatyta ir mes gyvename orinių pinigų sistemoje. Bet mes įsivaizduojame ir tikime, kad turime savo pinigų. Kur mus tai atvedė? Atveda iš tikro į gan gerą gyvenimą, bet puota negali tęstis amžinai. O kieno sąskaita? Tas geras gyvenimas. Gan gili tema, bet pinigų leidimu užsiema centriniai bankai. Tai tas federalinis rezervas Jungtinių Amerikos valstijų, kuris buvo įkurtas 1913 metais prieš pat Pirmą pasaulinį karą. Dauguma galvo, kad federalinis rezervas, tai federal, tai yra kažkoks valstybinis bankas, tai ne, tai yra privatus bankas, kur susirinko didžiausi to meto bankininkai, tokia Jacqueline Island, nusprendė, kad jie būtent ir prižiūrės tą pinigų leidimą Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir ten po visų karų, kaip minėjau, jau antro pasaulinio karo pabaigoje Amerika tapo kaip ir pinigų valdovė pasaulio. Ir atšaukus aukso standartą prasidėjo, kaip aš vadinu, kazino ekonomika. Buvo pradėta emituoti labai, net pinigais tai negalima vadinti, nes tai yra fiatinės valiutos, nes pinigas turi išlaikyti vertę per ilgą laiką, ten yra ilgas apibrėžimas, tai tapo grinai. Ir dabar gyvename, dar ypač kaip atsirado visi skaitmeniniai pinigai ir kriptovaliutas, tai čia iš vis yra kazino, kas ką nori, tas tą daro, bet tai negali tęstis amžinai, kaip minėjau. Bet tai jokia paslaptis, nes mūsų pandemijos metu buvo prispausdinta pinigų, kuriuos mes ir gavom, ar ne? Kad išsilaikyti. Tai kokia to kaina? Ką turi eilinis žmogus suprasti? Kas vyksta? 19 metais šita visa sistema pradėjo labai stipriai buksuoti, nes jau ten vadinasi overnight atsiskaitimai tarp bankų, ten didžiulės sumos jau nebežinojo, iš kur gauti, kad gesinti kreditus. Šita pandemija jiems labai buvo į naudą, visi žmonės buvo uždaryti praktiškai visame pasaulyje, kadangi kompensuoti ten verslus, ten nedarbą ir viską buvo įlieta virš $6 trilijonų vėl į rinkas. Tai buvo užkamšyti tie visi credit swapai ir visi kiti dalykai. O dabar vėl mes vejamės jau tą, kaip sakė, bedugnę, einam vėl artin jos. Tai dabar yra karo pramonė paleista toj pačioj Europoje. Žiūrėkim dabar, kas atsitiko Vokietijoje. Buvo pakeista konstitucija, kad būtų galima daugiau pinigų skirti karo pramonė.
Tai dabar statom ant karo bėgių, kad būtų vėl oriniai pinigai metami industrijom, nes matome, kaip Europoje bankrutuoja įmonės viena po kitos, nes kadangi pačios nusikirto savo Rusijos energetinius išteklius, Afrikoje praranda savo kolonijas, išsivaduoja vis daugiau ir daugiau valstybių, nes europietis priprato labai gerai gyventi tos paskutinius 300 metų būtent iš savo kolonijų. O dabar, ką Europa turi? Nieko, turi tik tai išlepusi jaunimą, kuris nebenori dirbti ir galvoja, kad vau, čia mes europiečiai, kokie mes čia kieti, pažiūrėkit, kaip mes čia gyvename. Tai eina viskas į pabaigą. O eiliniam žmogui, iš tos istorijos, kokią išvadą turėtų pasidaryti? Nes mes tai gyvenam savo komforto spąstuose ir sūpuoklėse. Taip. Aš norėčiau pasakyti žiūrovams, kad nėra nei vienos popierinės valiutos istorijoje, kuri gyventų daugiau negu 100 metų. Taip, kad visos šitos dabartinės valiutos, jos kažkada priartės prie nulio. Ir drastiškai keisis visa finansų sistema. Tai žmonės nesimoko istorijos. Tai galima pažiūrėti, kas įvyko 1923-1924 metais Vokietijoje. Jis irgi, čia po pirmo pasaulinio karo, čia atsigavimas baisus, ir ką. Ir markė, kuri buvo milijardą kartų prarado savo vertę per labai labai greitą laiką, net per nepilnus metus. Ir tai gali pas mus su euru labai greitai atsitikti. Taip, kad čia reikia, kai ir sakau, visą laiką per žmonijos istoriją buvo 3 metalai, kurie niekada nepavedė. Tai auksas, sidabras ir švinas. Iš švino, kaip žinome, daromos kulkos, kad apsaugoti auksą ir metalą. Tai šitie 3 metalai gali padėti išvengti labai skaudžių pasekmių, kai visa šita sistema sugrius. Kaip šventa trejybė, ar ne? Taip. Dar minint istoriją, žinau tokį faktą, kad tik 8% pasaulio istorijos yra be karų. Tai karas visą laiką vyksta, jisai gali būti... Ir mes dabar Lietuva gyvena tame intarpe. Jeigu taip pažiūrėjus į tą istoriją, tai mes daugiau mažiau ją galime atsekti tik paskutinius 200 metų. Viskas, kas buvo prieš tai, yra ten daugybė pasakų ir mitų. Nes aš tikrai daug metų jau studijuoju tą vadinamą alternatyvę istoriją. Ir kuo giliau knisi, tuo labiau pamatai, kad ta istorija buvo parašyta nugalėtojų. Tai būtent tų kolonizatorių, kurie ir kolonizavo pasaulį. Tai jeigu pažiūrite, tai paskutinius tos 300 metų, tai pasaulis buvo kolonizuotas pirmiausiai ispanų, portugalų, paskui olandų ir tada Britų imperija. Tai kai sakė, Britų imperijoje Saulė niekada nenusileidžia, nes beveik pusė pasaulio buvo jų valdžioje. Tai tie užkariautojai ir parašė istoriją ir mums, ir Rusijos imperijai, ir Azijai. Taip, kad pasikliauti to, ką dėsto universitetai, jeigu nori gauti diplomą ir ten tai tokį sisteminį gerą darbelį, kur tu nekeli daug klausimų, taip, tai labai viskas tinka, bet tokiem laisvamaniams kaip man, nepraeina, aš ten knisu giliau. Net teismuose arba psichologai visada porų terapijoje klauso 2 pusės, ar ne? Mažiausiai 2 šaltiniai turi būti objektyvumo dėliai. Jeigu jau taip žiūrint, tai anksčiau, jeigu norėdavai kažką sužinoti, eidavai į biblioteką. Ir bibliotekai tau laisvę pasirinkti, kokią nori knygą. Ne? Toliau atsirado paieškos sistemos internete, tai Google'as, jeigu įvedi kažkokią frazę, irgi ten duoda milijoną plus variantų ir vis tiek mažai kas eidavo į antrą puslapį, pasirinkdavo jau iš pirmo puslapio, kas gražiai sudėta. Žmogus iš prigimties tingus. Taip, su internetu draugauju nuo pat jo pradžios, tai pastebėjau, kaip per laiką pasidarė ta informacija, kurią pateikė tas pats Google'as, labai jau tokia ideologiškai teisinga. Ir kas netgi nebegali jau rasti senų atsakymų, kurie būdavo tokie kontroversiški. Viskas būdavo nustumiama labai toli arba iš vis nebeindeksuojama. Dabar, kas yra su dirbtiniu intelektu, tu užduodi jam klausimą, įvedi kažką, jis tau duoda vienintelį atsakymą.
Tai vat jeigu tu nesi tas, kuris supranta daugiau ir nesistengi išsiaiškinti giliau, ką tu uždavėjai, tai ir priemi tik tai, va, jeigu pasakė, nu tai čia kaip bažnyčia gaunasi. Yra viena tiesa. O jūsų manimų dirbtinis kokį tą atsakymą sugeneruoja? Naudinga visai sistemai ar nuo klausimo priklauso? Tarp kitko yra dabar tos visos didžiosios platformos turi savo dirbtinį intelektą. Facebookas turi savo, Google'as turi savo, X'as, buvęs Twitteris turi savo ir jų ideologiniai parametrai labai skiriasi. Tai paklausk, bet kurio iš jų tą patį klausimą gausi labai skirtingus atsakymus. Netgi yra, jeigu labai jau kontroversiški užklausimai, tai jie atsisako vykdyti. Atsisako? Visiškai. Kokį atsakymą gaunat? Tai mes, negalim. Mūsų tipo bendruomenės standartai neleidžia, pavyzdžiui, jums atsakyti arba išversti kažko į kitą kalbą. Nes netgi tokiam lygyje. Eilinio žmogaus pasaulyje tai į dirbtinį intelektą yra sudėta viskas, ar ne? Ir jis parenka tarsi optimaliausią atsakymą. Tai vadinasi, tu gali nukreipti į ezoterinės, į kažkokias opozicinės temas, bet kokias, ar ne? Bet panašu, kad taip nevyksta. Čia priklauso, tu pats jį išsitreniruoji per laiką. Pavyzdžiui, iš pradžių aš specialiai užduodavau jam tokius klausimus, kad žinau, kaip yra iš tikrųjų, bet jis vis tiek duodavo tą... Šabloninį, taip? Ne tai, kad šabloninė, bet tai, kas jį sudėta iš to akademinio mokslo. Ir kai aš pradėjau su juo ginčytis, jis vis atsiprašydavo, vis taip atsargiau ir paskui jau taip, jūs teisus ir kitą kartą jau kai klausys, jau duoda tai, kaip aš pasakiau. Tai jį galima keisti pagal savo, iš tikrųjų, jeigu tu nepasiduodi, jisai prisitaiko prie tavęs ir per laiką dabar visiškai mes normaliai bendraujam. Tai čia kaip ir gyvenimą, nuo tavo klausimų platumo arba tavo žingeidumo informaciją tu gauni, ar ne? O jūsų manimų dirbtinis intelektas utopija ir išsigelbėjimas mums? Tai ir tas, nes kiekvieną įrankį gali naudoti arba geriem tikslams, arba blogiam tikslams. Tai o vis dėlto, kurioje pusėje yra svarstyklės? Jeigu žiūrint pasaulio istoriją, kaip bebūtų gaila, bet blogis dažniausiai laimi. Jisai blogis uzurpuoja, tada ten iš apačios visi bando tada su juo kovoti. Nes kovoja tik tada, kai jau tikrai blogai, ar ne? Ne, kova visą laiką vyksta. Bet priklausomai nuo lyderių vis atsiranda koks nors tikrai išskirtinis žmogus, taip žiūrint į skirtingas vietas pasaulio istorijoje, skirtingų valstybių, tai nieko nevyksta ir atsiranda tikrai kietas lyderis, ir jisai sugeba daug ką pakeisti valstybėje, visiškai pakeisti netgi ideologiją ir valdymo sistemas, bet dažniausiai vėl tai įsigimsta, nes nesuranda savo kaip įpėdinių. Žmogus vis tiek, dauguma yra tokie, jis save pirštais lenktais ir nesugeba tęsti tų visų pradinių dalykų. Dar kitas yra aspektas šito. Sunkus laikai gimdo stiprius lyderius. Taip. Ir tie stiprus lyderiai sukuria gerus laikus ir per gerus laikus išsigimsta visuomenės ir nebesugeba tęsti to augimo. Ir visą laiką gaunasi tokiais kalneliai. Čia sakau, yra daugybė sudedamųjų dalių. Trečia karta nebesugeba išsaugoti šeimos pinigų kažkokių didelių, ar ne? Jo, kai žiūrinti visas tas dinastijas, tai būtų ar Medičiai, galima sakyti, valdė Europą iš Florencijos. O grįžtant, tai koks yra dabar lietuvis? Lietuvis... Kokia mes tauta? Ne veltui mes esame Europos centras. Ką turit omeny? Per mus vaikščio iš vienos pusės į kitą uzurpatoriai. Pirmyn atgal. Ir lietuvis yra labai toksai sugebantis prisitaikyti ir išgyventi. Tai kiek mus ten lenkia, prieš kryžiuočius ilgiausiai atstovėjom, kai latvius ir estus tenai keli šimtai metų prieš mus sugebėjo pavergti. Paskui ta pati, kai atsirado Abiejų tautų respublika, bandė sulenkinti, paskui Rusijos imperija bandė surusinti, bet mes visą laiką sugebėdavom atsistoti ant kojų. Tai aš
kaip pats save vadinu laisvamaniu, tai mano mėgstamiausias laisvamanis buvo Jonas Basanavičius, kuris ir buvo pradininkas ir tokio leidinio kaip Aušra, tai kuris kėlė sąmonę žmonių ir su lietuvybės būtent idėja. Netgi toks ir atvejis, skaičiau tokį Vinco Kudirkos feljetoną mūsų himno autoriaus, kad iš pradžių jam buvo gėda kalbėti lietuviškai. Ir kai atvažiuodavo, kur jisai mokėsi pas jį tėvai aplankyti, jisai slėpdavo savo tėvus, kad neišgirstų draugai, kad jie lietuviškai kalbasi. Tai ant kiek buvo viskas lenkinama. Ir tada jisai perskaitė keletą Aušros leidinių ir jam pasidarė didžiulė gėda, kad jisai, kokia mūsų iš tikro didi istorija, didi tauta ir kaip buvom pasidavę būtent kitos kultūros įtakai. O dabar? Kur mes esam dabar? Dabar mes esam labai sunkioje situacijoje. Pirmą rusenome, dabar mes anglėjame. Tai visiškai esame užvaldyti tos pigios Hollywoodo kultūros. Pažiūrėkime, mūsų vaikai jau nuo mažens ir sėdi elektroniniuose įrenginiuose. Viskas yra pusiau anglų, pusiau lietuvių kalba. Bet ką tai keičia? Nes aš labai dažnai susiduriu su ta nuomonė, sako, juk viskas vyks kompiuteriuose. Jeigu tu neleisi vaikų sėdėti juose, jisai neturės pakankamai įgūdžių. Ką manot apie tai? Tai visur reikia balanso. Man svarbiausia yra balansas, ką be paimsi. Tai yra ar politinė ideologija, ar daiktų pirkime. Visą laiką reikia to aukso vidurio ieškoti. Tai jūs iš esmės nesat kraštutinumo žmogus? Ne, jokių būdų. Aš esu pats labiausiai tolerantiškas žmogus pasaulyje. Nes jūs taip pateikia. Tegul, tai aš geriau žinau, kas aš esu, negu mane tai pateikia. Kas mane žino, mano draugai, mano bendraminčiai, puikiai žino, kiek tolerantiškas aš esu. Nes, pavyzdžiui, gerai, aš netgi buvau to didžiojo šeimos gynimo maršo organizatorius. Ir aš turiu daug pažįstamų ne LGBT atstovų, bet homoseksualių žmonių, kurie savo gyvena, nesikiša į niekur ir mes su jais puikiai sutarėm. Tai visi veiksmai yra ne tai, kad prieš kažką, bet už kažką. Tai reikia suprasti, kad reikia vis tiek vadovautis gamtos dėsniais ir tolerancija yra labai pavojinga tam tikrose sferose. O kur yra riba tolerancijos? Tai va čia ir prieinam prie to, kad tolerancija kitokiom seksualiniam preferencijom, viskas yra tvarkoje, jūs darot, ką norit, kaip ir mes darom, ką norim savo mėgamos. Bet kai tai pradeda liesti vaikus ir švietimo sistemą ir to propagavimą kaip čia kažkokio gėrio, čia jau yra blogai. Tas pats su ekologija. Ekologija yra puiku. Saugoti gamtą, kad jinai nekirsti miškų, plastiko nemesti į upes, bet kai tai prasideda visokie žalieji kursai, kur ten CO2 kreditai atseitų susimokė ten kažkokiai korporacijai CO2 mokestį, tai tas klimatas nesikeičia. Tai yra daugybė sričių, kur yra perlenkiama lazda. Ir tai paverčiama tą pačią ideologiją. O kodėl jūs pats, koks jūsų vidinis motyvas, jog vietoj ramaus ir tylaus gyvenimo pasirinkot laisvamanio gyvenimą, to, kuris nebijo kalbėti, sakyti savo nuomonę tokia, kokia jinai yra? Turbūt nuo mažens aš toks būdavo visą laiką, sakau, ką galvoju, ir tas mano domėjimasis dalykais buvo labai platus. Žinojimas daugiau negu kiti įpareigoja tave dalintis savo žiniomis. O ką atgal gaunat? Koks vidinis yra variklis tą daryti? Nes aš tikiu, kad sulaukia daug labai dėmesio visokio. Ir teigiamų, ir neigiamų, ar ne? Koks yra vidinis motyvas? Kodėl tą darot? Tai jis toks natūralus, aš net nežinau kodėl. Aš darau ir tiek. Negalit kitaip, ar ne? Taip, skaudžią tiesą sakau, nes daug geriau, manau, yra pasakyti, kaip yra, negu pataikauti. Tai tas, iš vis matau, kaip žmonijos vienas iš tokių dalykų, kuris padaro mus tokia visuomenė, kokia esame, tai pataikoniškumas. Sutinku. Nes, jeigu tu negali normaliai pasakyti, tu išsipurvinę žmogau, tai arba ten kažkas ne taip, tai bandai tai užglaistyti ir ignoruoji, tu negali išgydyti tos pačios ligos, jeigu tu neįvardini,
kokia yra problema. Nu, tai čia yra visa ko, aš manau, ir žmonių abejingumo, ir va to pataikiniškumo esmė. Aš tik papildyčiau, tai turbūt nuo savęs ir pridėčiau, kad tą tiesą turbūt taktiškai mokėt pasakyti kaip savo nuomonę, ar ne, o ne kaip konstantą. Ir daug aš darau su sarkazmu, nes tokių vat, iš tikro rimtų dalykų, kur visiškai prieštarauja va tai visuotinai priimtai nuomoniai, nu, sunku yra pasakyti rimtų veidų. O kaip reaguoja aplinka? Ar supranta jūsų sarkazmą? Oi, visai būna. Labai mėgstu memus kurti vat, įvairiom temom irgi vat, taip užkabinant, vat, biškį parodyti kitų kampų. Tikrai vat, galiu pasakyti, vienodai, ką apie mane mano kiti. O kas jums svarbu labai savo kelyje? Kokios yra jūsų, pradėkim gal nuo to, 3 pagrindinės vertybės? Tiesa, tėvynė ir šeima. Kiti vardina Dievas, tėvynė, šeima. Man atrodo, kad vietoj Dievo tiesa. Nes tas su Dievu santykis, jisai yra ir vis tiek pas kiekvieną turėtų jis būti labiau asmeniškas. O va tas tiesos ieškojimas, tai yra, manau, labai svarbus dalykas. Lietuvių kalboje mes net neturime tokio žodžio, kaip rusų kalboje yra istina ir pravda. Pravda tiesa, o istina, neturim, tai tokia kaip vienintelė tiesa būtų. Galbūt arčiausiai būtų žodis tas vidinis tas žinojimas, ar ne, bet to labai sunku išversti. Irgi ne tai, vidinis žinojimas, irgi kažkas. Nes, pavyzdžiui, žmonės, jeigu pasistato piramidę, kabo piramidė, tai vienas matys iš šono trikampį, jeigu tai apversi, matys tik tai keturkampį, tai ir visi jie bus teisūs, ar 6-9, jeigu atsistos iš skirtingų pusių, jie bus teisūs, bet tiesa yra, ta istina yra viena. Tai bandymas atrasti tą tikrąją tiesą, tas mano yra turbūt kaip ir gyvenimo kredo. Neturiu ten jokių tokių hobių, kaip ten mašinos, ar ten žvejyba, ar dar kažkokie brangus dalykai. Man visada buvo... Jūs visą savo laisvalaikį investuojate tiesą. Taip, tikrai į paieškas. Dabar jau atėjo tokia stadija, kai pats pradėjau kurti savo pažintinės laidas irgi ir popsavai perteikti tas mano atrastas mano manimų tiesas. Nepretenduoju jokią tiesos monopoliją. Kaip sakoma, kuriejas davė dovaną matyti plačiau ir daugiau. Tai norisi ir pasidalinti ir su žmonėm. Labai įdomiai pasivadinote, Triušio urvas. Triušio urvas tai yra pagal Alisą stebuklų šalyje ir pagal Matricos trilogiją. Nes Matricos filmas ir prasideda Sek baltą triušinį. Mes visi žinom, kad abi tos istorijos yra grįstos perkeltiniam prasmėm, ar ne? Taip. Tai turbūt ir pas jūs tai. Iš tikro, kad pradėti laužyti tas dogmas, kurios yra mums primestos nuo mažens, tai kas tai bebūtų, ar mokslas, ar religija, ar socialiniai santykiai, reikia vis tiek biški tos mistikos. Tos alegorijos, parkintinės prasmės labai padeda, nes netgi gilinantis giliau istoriją, tai buvo daugybė ir autorių, kai būdavo diktatūros ir priespaudos, jie negalėdavo tiesiogiai... Tik per pasakas galėdavo, taip. Taip, atseit mitai, padavimai, pasakos, bet kai pasigilinti, kad tai jie bandė pasakoti, kaip buvo iš tikrųjų. Aš vakar su vaikais žiūrėjau Žiulio Verno garsiausią istoriją 20 000 mylių po vandeniu. Ir istorija buvo apie povandeninį laivą, kurio tais laikais neegzistavo. Ar ne? Tai vadinasi, taip sako, kad neegzistavo. Jo, arba tai yra kelionė laiku, nes net ir oficialus mokslas dabar jau pripažįsta, kad laiko kaip tokio neegzistuoja, kad tu vienu metu gali būti ir praeityje, ir dabartyje, ir ateityje. Šita dabar mūsų civilizacija, tai yra 5-6 ko gero jo. Ir tikrai įsivystymo lygis, žiūrint į artefaktus labai iš praeities, tai mes čia taip... Netgi mano giliu įsitikinimu, tas didysis Tvanas, ten Nojus, ten visi, kuris buvo atseitant prieš 6000 metų, kad jis buvo visiškai nesenai. Tie žmonės, kurie išgyveno, ten pradėjo lipdyti viską iš naujo, net matos, stovi didingi pastatai, o aplinkui yra tempiama viskas, lipdoma grinai iš gabalų. Dar visai nesenai net
tarpukarį, tarp pirmojo ir antro pasaulinio karo, čia pačiam Kaune buvo purvynai, nebuvo šaligatvių, nors buvo didžiuliai gražūs pastatai. Mes jeigu pasižiūrėtumėm kelių šimtų metų senumo paveikslus, juose nėra žmonių apsirengusių šiltais rūbais. Taip. Mes dabar, kasdami pastatus, randame kelis aukštus po žemę. Taip. Yra tiesiog, čia nuo žmogaus žingeidumo, turbūt mes labai išsiplėstumėm, jeigu kalbėtumėm šitom temom. Bet... Tikrai taip, nes aš daug laiko esu paskyręs tyrinėti šitas. Yra labai daug pastatų su keliagubai aukštesniais laipteliais. Taip, ir turbūt architektai ir pastatų inžinerija dažniausiai daro logiškus sprendimus. Mes tą žinom. Niekas neįkvoja medžiagų. Meno kūriniai. Mes dabar nesugebam pastatyti tokių pastatų ir meno kūrinių, kuriuos randame vis dar. Tikrai labai giliai triušio urvą galime eiti šitom temom istoriniam. Tai... O jeigu mes palėtėm tą tokį šiek tiek gal fantastinį mokslą, ar ne, čia nuo interpretacijos priklauso, yra teorija, kad viena iš teorijų sako, kad Žemė yra plokščia, kita, kad sfera, trečia, kad apvali. Ką galite apie tai pasakyti? Aš pasakau, kad aš nežinau. Aha. Nes irgi stebint tas pačias NASO's programas, ten tiek feiko yra. Ir aš kaip visada bandau gilinti, prieiti prie dalykų kitų kampų. Tai, sakykime, mums mokykloje sako, kad yra Žemė kamuolys. Ir visur gaublių pristatyta, čia jau kaip konstanta tokia. Ir kad yra atmosfera, čia viskas labai greitai sukasi, Žemė sukasi aplink savo ašį ir dar paskui dar skrenda aplink Saulę, viskas čia sukasi, bet kažkaip tai žvaigždės visą laiką yra toj pačioj pozicijoje. Čia vienas aspektas, bet toks pats stipriausias iš mano tyrinėjimų nesutapimas tos teorijos apvalios Žemės ir atmosferos, kad sako, kad atmosfera yra aplink tą rutulį ir jinai retėja ir tampa vakuumu. Bet mes žinome moksle, kad jeigu yra vakuumas, tai jis viską sutraukia. Tai argi Žemės gravitacinė jėga, atseit, kuri laiko orą ir jo nepritraukia prie Žemės, sugeba taip tokią atampą išlaikyti tos atmosferos, kad jinai nei nepritraukta prie Žemės paviršiaus dėl gravitacijos, nei išsiurbiama į vakuumą. Tai visiškai nelogiški tokie dalykai. Ir ten belekiek irgi gali ten atrasti nesutapimų ten su visais tais, kad ir skrydžiais į Mėnulį, pavyzdžiui. Kaip tenai prifilmuota, kaip atseit pasileidžias visokie blizgučiai ir įskrenda tas modulis atgal iš Mėnulio, atgal į Žemę. Tai yra visiškai fantastikos lygyje, nes matosi, kad viskas yra padaryta su grafikom ir dar tuo metu labai netobula technika. Medikai teigia, kad nežino tiksliai, iš kur atsiranda elementariausios lygos, pavyzdžiui, tokios kaip epilepsija, tai turbūt labai drąsu teikti apie tą žinojimą, kad yra vienaip ar kitaip toliau, ar ne? Ne, tai sakau, jie nesupranta čia tų visų žmogaus sandarą, nesupranta daugybės dalykų, apie smegenis iš vis nėra ką kalbėti. Bet jie labai kieti apskaičiuoja tenai vos ne centimetrais to, ko negali įrodyti. Tai, pavyzdžiui, kai sako, yra Žemės branduolio temperatūra ten 6,5 tūkstančio kelvinų. Nors giliausias gręžinys buvo 30 plus kilometrų išgręžtas skolos pusės. Tai viskas yra tik teorijų lygmenys, sakau, ten jie labai kieti. Bet jeigu tu pabandyk pasiginčyti, mokykloje, jeigu nepasakysi, neparašysi, kokia yra branduolio temperatūra, gausi dvejetą. Retai mokykloje moko mąstyti. Mokykloje dėja moko kalti ir aš būsiu turbūt nepopuliari, bet aš iš tikrųjų tos sistemos griūties labai laukiu. Nes pati turiu 2 vaikus mokyklinukus. Yra dalykų, kuriuos tikrai verta mokytis, bet visas tas mokslas vadovėlinis, kuris buvo parašytas prieš 50 metų, kai vaikai mokyklą norėdavo lankyti, nes ilsėdavosi nuo dažų, ravėjimo ir bulviakasio, jis nebetinka dabartiniam žmogui. Jis padaro jį nelaisvu mąstyti. Kodėl, kaip dažnai žmonės pabaigia mokyklą, nežino, ką toliau nori veikti, nes jiem nukerpa sparnus. Labai gerai yra ta Pink Floydų daina We don't need no education, ir kur žygiuoja plaktukai. Tai grinai tokius plaktukus ruošia. Kalti mokslas, kalti vinį. Tai yra tik tai sistemos
tokie įrankiai, kurie nekelia klausimų, vat, kaip mes čia. Jie yra labai patogus, nes ant jų laikosi visa šita sistema. Viktorai, žinau, kad turite dukrą. Ką jums pačiam atnešė tėvystė? Pakeitė labai daug, labai didžiuojuosi jie, nes stovi tvirtai ant kojų ir mąstymo lygmenyje, ir sąmoningumo, ir labai giria kaip jaunos kartos atstovė, kuri dar supranta, kas yra darbas, kas yra pareiga, kas yra malonus bendravimas su kitais žmonėm. Manau, kad įdėjau didelį indėlį irgi tai, nes kai veždavau ją į mokyklą, tai užtrukdavo pusę valandos ir aš jai pasakodavau, apie ką mes šnekam, apie istoriją, apie kaip veikia pasaulis, tai sakydavo, tėtė, aš iš tavęs daugiau per pusvalandį sužinau negu mokykloje per visą dieną. O kaip tokiam žmogui paskui pritapti visuomenėje? Jei gan sunku yra, tai stengiasi, kad ten per daug mes nekalbėtumėm ten tokiom temom, kai kiti žmonės girdi, nes tikrai yra labai sunku. Spaudimas, ar ne? Jo, ir nes dauguma žmonių tikrai gyvena šitame materialistiniam pasaulyje, kur, kaip minėjom, prisitaiko, bijo kalbėti garsiai, nes gali prarasti ir darbus, ir draugus, kas yra svarbu, bijo prarasti draugus labai. Tai čia yra labai didelė problema, būtent mes norim, kad žmonės sąmoningėtų ir keistusi, bet viską užgožia baimė irgi prarasti tai, kas buvo. Nors daug kas supranta, kad yra blogai, bet irgi žmonės labai bijo keistis, nes galvoja, kad gali būti dar blogiau, negu dabar yra, nors yra labai blogai. Nes kiekvienas užduotas klausimas gali sugriauti visą kortų namelį, ar ne? Jo. Visą įsitikinimų kortų namelį. Dauguma žmonių jie susibraižė tą savo pasaulio supratimą tokį raudonom linijom, bet telpa praktiškai viskas ant vatmano lapų. Ir jeigu tu bandai kažką tik tai kitaip papasakoti, jiem iš karto atmetimo reakcija yra, nes grūna jų pasaulėžiūra ir pasaulio supratimas. Ir iš tikrųjų nereikia ten bandyti jiems kažką įrodinėti, nes jie paprasčiausiai nesugeba to priimti. Ir, čia kaip filme Matrica, kai Morpheus pastebėjo, kad Neo domisi kažkuo tai tik tada eini pas jį ir pasiemi ir sakai, nori mokytis, nori pažinti, noriu. Tada ir gali kažką padaryti, bet ten belstis per prievartą, kažkam tai bandyti kažką įrodinėti, tai tikrai negalima netgi. Kas yra jūsų žodyne sąmoningumas? Sąmoningas žmogus, kokį apibūdinimą jam suteiktumėt? Koks jisai? Tai yra ieškantis tos pačios tikrosios tiesos, nepasiduodantis, nors ir labai sunku būtų, kaip minėjom, draugai, šeima, visuomenė, bendradarbiai, netaip pažiūrės. Tai yra balta varna. O ką manot, ar egzistuoja laimė be pinigų? Žinoma. Kokia ji? Nes mūsų visuomenėje labai tiesiogiai, mes be pinigų negalime net tos laisvės tarsi patirti. Kai vieni sako, ne piniguose laimė, kiti prideda, o jų kiekyje. Tai pinigai yra energija, jinai tau suteikia daugiau laisvės veikti, bet šiaip tai, aš manau, didžiausia laimė yra suprasti, kokia yra tavo misija šitam žaidime. Kai tu atrandi save, tai pinigai kaip ir jie patys ateina. Kai vaikaisi pinigų, tai jų niekada nėra. Kai tu sustoji ir pradedi daryti, kas tau patinka, jie atsiranda automatiškai. Tarsi pastiprinimas tavo veiklai. Teiraujuosi, nes dėvite žiedą ant šio piršto. Ir čia irgi yra pinigų simbolis. Tai aš net apie tai negalvojau. Čia netyčia? Ne, tai čia drakono akis atseit yra. Kaip marketingui užsidėjau ir pagalvojau, kad ir laidom tinka, nes kaip ir mano laida tokia mistinė, tai... Tiesiog jeigu stebėtumėt pasaulio turtuolius, pamatytumėt, kad daugumą ant šios rankos mažojo piršto dėvi po kažkokį žiedą. Kažkaip aš nestebiu turtuolių, tai nežinau, gal čia sutapimas toksai, jeigu kalbant apie sutapimus. Nežinau, kada laida išeis, bet labai nuskambėjo toksai vaikinas su savo daina, kad jis neitų kariauti, nes nėra ką ginti. Nes pirmiausia reikia ginti vertybės, paskui teritorijas. Tai čia ir sukilo visi dabar prieš jį. Jisai save vardino pacifistų, kas, aš manau, labai gerbtina, nes
tik nesąmoningi žmonės gali norėti karo arba stoti vieną arba kitą pusę. Tai šiandien parašiau tokį postą apie Muhamedą Ali. Muhamedas Ali, vienas garsiausių boksininkų, vadinamas pačiu geriausiu visų laikų boksininkų žmonijos istorijoje. Taip kitko buvo pacifistas ir kai jį pakvietė į kariuomenę ir kai turėjo važiuoti į Vietnamo karą, jisai atsisakė. Tai irgi ten buvo didžiulis skandalas, atėmė iš jo tenai licenzijas kautis bokse, atėmė čempiono diržus, tenai paniekino 5 metus kalėjimo, jam netgi skyrė. Bet ten kilo didžiulis ažiotažas, ir paskui jį išteisino po 4 metų, viską grąžino. Bet žmogus atstovėjo ir nors jį labai stipriai tą sistemą daužė, bet atstovėjo savo. Tai ir sutapimas, kad mes su juo gimė tą pačią dieną, sausio 17. Tai va tokį šiandien atradau pastebėjimą. Maištautojų tokia diena, ar ne, kovotojų. Tai kiek žinau, jisai grįžo į profesionalų sportą ir toliau kovoja, jeigu gerai atsimenu. Po to jisai toliau parodė, kad jisai yra. Tai parodo, kad visuomenė kaip geba mus iškelti, taip ir trenkti į žemę. Todėl labai svarbu turėti savo stuburą ir savo nuomonę, ar ne? Nes jeigu tu savo nuomonę pririši prie kitų, tai tiesiog tu tada nevaldai. Ir jeigu tu vieną kartą pasiduodi, viskas. Kelio praktiškai atgal nebėra. Bet jeigu tu atstovi, tai yra, kaip ir, manau, gyvenimo esmė, žmogaus gyvenimo esmė yra atstovėti sunkumus, nepasiduoti ir visada tik pirmin. O grįžtant prie temos, ar jūs save laikote pacifistų? Taip. Aš labai giliai išsinagrinėjęs visas ir politinės santvarkas, ir kokie karai buvo, kokie lyderiai, kokie nuo pat Makiavelio laikų, kad kas yra kariuomenės, kokios jos turi būti. Bet vėlgi, mums yra primetama, kad karas yra kaip duotybė, kad visos valstybės turi turėti kariuomenės, kad atseit, jeigu neturi tenai savo kariuomenės, tave ateis čia užpuls prieš. Bet viskas yra biznis. Viskas yra biznis ir didieji vis tiek, nesvarbu, kiek tu beturėsi savo kariuomenės, tu būsi tik tai keičiama moneta arba kažkoks priedėlis prie kažko, kai vyksta jau dalybos. Vis dėlto ne dėl vertybių kaunamasi. Ne, tai čia yra opimas liaudžiai, kad kaunamasi dėl vertybių, tai yra prekybos keliai, resursai ir įtakos. Tai yra 3 pagrindiniai dalykai. Viskas kitas yra tik tai tokia migla. Ir labiausiai nuvalkiotas, mano nuomonė, žodis yra patriotizmas. Mes net nežinom, ką jis iš tikrųjų reiškia. Jo. Ir visais laikais tai buvo daroma, kad netgi eidavo brolis prieš brolį kariauti, kiek čia buvo tų karų ir būtent dėl ideologinių dalykų, nes vienam patiko viena pusė labiau, kitam kita. Čia galima prilyginti kaip Žalgiris prieš Lietuvos Rytą. Tu nepasakysi Žalgirio fanui, kad ten yra aklas fanatizmas. Ir kaip bando įvelti žmonės emociškai, paaukok 5 eurus Ukrainai. Kai tu tik paaukoji 5 eurus, tu jau emociškai tampi fanas. Tada turi palaikyti. Taip. Taip pat ant to viskas ir laikosi. Aš pati turėjau tokią labai naivią poziciją. Mes turėjome tokį rožinį vienaragių pasaulį, kuriame negalima buvo ne tik atmušti vaikų, bet jau praktiškai ir šaukti, nes bijojom, kad gali atimti. Ir aš galvojau, kad jau gal mes išaugom tas karo kelnytės, bet pasirodo sukus apsisukęs galima žudyti. Taip. Ir tai yra normalu ir priimtina. Pas mus už tai, kad išmaliai dantį gali pasodinti, bet žudyti galima. Nėra čia dabarties problema, tai yra visos žmonijos istorijos problema. Kai mes kalbėjom, kad rašė, per pasakas bandė pateikti realybę, tai visą laiką buvo priespauda, nes tie, kurie valdo šitą žaidimą, jiems nereikia laisvamanių ir suprantančių. Nes tie patys, kurie stumdo figūras ir tos pačius karus organizuoja, jie yra organizuojami, ne tai, kad čia vieną dieną atsibūdo, Putiną supikau ir dabar užpuolė Ukrainą. Tai naivu. Ir dar neišprovokuotas. Tai čia yra dideli žaidimai
kur daug sudedamųjų, bet tai, jeigu parašė ten portalas, kad tas blogas, tai tas reiškia blogas. Tai ir visi dabar einam, pasiėmę vieną arba kitą vėliavą. Tai yra primityvu ir nesąmoninga. Jeigu tu nori kažką suprasti, tu turi atmesti tą patinka, nepatinka. Ir visas emocijas, nes tai yra svarbiausias dalykas. Nes jeigu tu valdaisi emocijom, tu negali suprasti, kaip viskas veikia. Turi free your mind, išlaisvinti savo protą nuo priklausomybės kažkam tai ar kažkokiem vertinamam ir tik tada tu gali atrasti, kas yra tikra. O kokį pokytį jaučiate padarę visuomenėje? Aš pats? Jūs su savo laidom visom. Ar jaučiat rezonansą? Jaučiam, nes mūsų daugėja ir mums prijaučiančių žmonių daugėja, nes mes išlaikėm tą pačią liniją visą laiką. O ta mainstream linija, jinai labai keičiasi nuo to, kas yra valdžioje. Tai paimkim tą patį Amerikos atvejį. Ne? Tai prieš tai buvo linija visiškai kitokia negu dabar atėjusi su Trumpu ir jo komanda. Bet mes tą liniją, kurią jie atsinešė dabar, mes jau laikom nuo senai. Ir žmonės pamato, kad vis dėlto mes buvom teisūs. Nors dabar juk tą Trumpą ten su Musku tenai juk irgi visokiais fašistais ten visai vadina, bet atėjo sveikas protas, pradėjo visus tos tyrimus, kai buvo taškomi tie mokesčių mokėtojų pinigai, juos eidai visi. Ir tai daugybė tų nemokšų, kurie nieko nesugeba, o tik nieko nesukuria. Bet jie prilipę prie tų visų fondinių pinigų ir juos eidinių, baigė ten gender studies, kur yra apie nieką ir puikiai gyveno, o dabar iš jų atiminėjami yra pragyvenimo šaltiniai ir teisingai daroma, nes tu turi kažką kurti visuomeniai, kad gauti atlygį už tai. Tai yra labai labai daug piktų žmonių dabar. Ir aišku, bandoma parodyti jos kaip kažkokius blogiečius, bet tai kažkas turėjo pagaliau pasakyti, enough is enough. Nes viskas, tai yra visuomenės vežys. Būtent šitie žmonės ir šitie fondai ir šitos nevyriausybinės organizacijos, kurios minta iš mokesčių mokėto pinigų, nieko nekuria, o grinais yra kaip sarginiai šunys toms kvailoms ideologijoms, žaliojo kurso, to wokeness ir visų LGBT plaskių, ten 100 lyčių. Tai pagaliau atėjo žmonės, kur sako, yra 2 lytis ir pagaliau gyvenkim pagal gamtos dėsnius, o neišsigalvokim čia nesame. Kokią žinutę nusiųstumėt žiūrovui nuo savęs? Ką pasakytumėt pabaigai? Ko palinkėtumėt? Nesustoti mokytis, nes aš manau, kad šitas mūsų pasaulis tai yra žaidimas, mokykla, kuriame mes turime pastoviai mokytis, atlikti tam tikras užduotis, praeiti tam tikrus questus, kad pakilti į sekantį lygį. Nes dauguma yra, aš baigiau universitetą, čia turiu diplomus ir dirbu pagal savo profesiją iki pabaigos gyvenimo. Man netrodo, kad čia yra tokia paskirtis mūsų, aš kaip tik manau, kad čia yra toks, tikrai galim įsivaizduoti kaip kompiuterinį žaidimą, tu eini per šitą savo vadinamą gyvenimą ir vis kyli į aukštesnį lygį. Ir tu vis turi atrakinti kitą lygį, besimokydamas, ieškodamas resursų, ieškodamas naujų žmonių, kad kažkokias misijas įvykdyti. Tai man labai patinka, Senekos yra pasakyta, kad būti laimingu šiame gyvenime reikia turėti biblioteką ir sodą. Tai aš tai matau, kaip biblioteka yra kažkoks žinių šaltinis, o sodas tai yra kūryba, statyba, kūryba. Tai ir gyvenimo esmė, pastoviai mokytis ir kurti. Jeigu mes nekuriam, o tik tai, taip, go with the flow, einam prisitaikėliškai, kai ten daugiau turėti, ten ar geresnę mašiną, daugiau pinigų, ten ar kažkokį namą, ar ten į kelionių daugiau nuvažiuoti, tai yra viskas beprasmiška, aš manau. Po mūsų liks tik tai, ką mes sukūrėme, o ne tai, ką mes nusipirkom.
Tai nepakanka tiesiog žinoti, reikia dar ir panaudoti tai, įprasminti, ar ne? Tikrai taip, bet vėlgi irgi yra tokia užduotis, kad sugebėti panaudoti savo tas žinias. Taip. Nes yra, pavyzdžiui, daug žmonių ir labai pažįstu, labai fainų žmonių, kurie labai daug žino, bet vėlgi jie net nedrįsta išeiti ir tomis savo žiniomis dalintis. Irgi baimė būti nesuprastam, netaip priimtam visuomenės. Mano irgi tokia misija, kad ir savo laidose ištemti tos žmonės, kad duoti jiems, kiek ten to eterio yra, ten keli tūkstančiai žmonių, bet vis tiek, tai kai žodis yra pasakomas į erdvę, tai jis vis tiek materialus ir kažkas pasiema, kažkas pagalvoja, jiems biški persikeičiais jau savo artimiem draugam, pasako, ką manai, ir tai ta sniego gniūžtė pasileidžia ir jinai rieda, ir jinai didėja. Taip kad ir žiūrovams siūlyčiau mokytis ir nebijoti kalbėti. Dėkoju Jums už pokalbį, už atvirumą. Man dažnai sako, kad mano Sofa atrodo kaip klestinti kompanija, kad mums labai gerai sekasi, kad tikrai pas mus vyksta labai daug visokių renginių, ateina daug žmonių ir tikrai kūrėme mes tą sėkmės įvaizdį. Renginių nuo kultūrinių iki edukacinių, muzikinių ir pramoginių. Mano Sofos erdvėje mes netgi esame atsivežę fortepijoną į mūsų erdvę ir nekartą vyko koncertai žmonėms. Ir tai yra labai neįprastas formatas, nes ant sofų susėdus klausytis fortepijono muzikos yra kažkas unikalaus. Ir toks baldų pasirinkimo būdas yra tikrai nematytas Lietuvoje, kad būtent per renginį gali įsipatoginti ant sofos ir ją išsirinkti tarsi nejučiamis. Kartais žmogus net nepagalvoja, kad jam reikia naujos sofos, kol ant jos neatsisėda. Linkiu kiekvienam žmogui sulaukti kiekvienos dienos pabaigoje tos minutės, kai jis gali grįžęs namo atsipalaiduoti ant savo pačios minkščiausios ir patogiausios sofos.